vesti. Kardum. Geriau už jį. Nu, panašu, kad Sūduvos kapitonui viskas yra gerai ir jis tęsia rungtynes. Štai taip. Toli labai smūgiuoja kamuolį Ivanas Kardumas. Man ir labai be abejo maloniai Žalgiriui. Vienas įvartis įkritęs tokiu rungtynių metu, sakyčiau, kardinaliai galėtų vėl pakeisti situaciją. Dabar 2 įvarčiai skiria komandas. Rudi Nilsonas laimi kovą prieš Tosantą Rikecą. Pirkšos smūgis. Atiesiai Ivanui Kardumui į rankas, nieko pavojingo dabar. Ir Ivanas Kardumas grąžina kamuolį į žaidimą greitai. Na tikrai tempo. Grigaravičius jau aikštėje iš kitų atsarginių žaidėjų. Labai daug tokio mažai apšaudyto jaunimo. Yra labiau patyręs vyresnis Rokas Mosenzovas. Ir čia nieko sukurti nepavyksta Panevėžiui. Ivanas Kardumas, Sūduvos ekipos, jau galima sakyti, ilgametis vartininkas grąžina. Kamuolį jam ant linijos, kad šis kuo greičiau jį išspirtų. Nepasiruošę nuleisti rankų Kauno Žalgirio futbolininkai. Tai yra visiškai suprantama, kol kas, sako dabar Donatas Rumšas Ivanui Kardumui, kad paskubėtų ir netemptų dirbtinai laiko. Štai čia taip. Dolžnikovas pakankamai lėtai, sakyčiau, įvertino situaciją ir nekokį sprendimą pasirinko. Jeigu būtų pavykę viską greičiau daryti, ten dar kaip ir atak. Ivanas Kardumas, bet turbūt nieko keisto. Ten tarp kelių Sūduvos gynėjų Mofis sugebėjo surasti tarpą, sugebėjo priimti kamuolį ir smūgiuoti į vartus su Sūduvos kapitonui, bet vėliau vis tik tai suspėjo Algis Jankauskas ir išmušė kamuolį taip, kad tas kamuolys aikštę paliktų būtent nuo teritorijai. Taigi tiek ir lieka iki šių rungtynių pabaigos, tiek laiko turi riteriai tam, kad dar pamėgintų iškovoti taškus šiandien. Na dabar aišku, Ivanas Kardumas niekur neskubės. Laikas dabar jau be jokios abejonės. Yra Marijampolės Sūduvos sąjungininkas. Vykas, saugai 4. Modestas Vorobjovas, 7. Viktoras Peresas, 9. buvo Simonas Urbys, jį pakeitė 70 vis mažiau. Na, matom vėl Sūduva priversta išmušti kamuolį, dabar bus įdomu stebėti kovo dėl antro kamuolio. Taip. Su 2 stulpais dabar, kažin ar Sūduvai vertėtų tą daryti. Taip, manyčiau, kad jo, Rikecas tas, kur gali pabėgti kontrataką. Josios vietos ten dabar Trakai ir Stumbras turi po lygiai taškų, šiandien žaidžia. Abi komandos savo paskutiniuosius susitikimus, na ir ten... Ant Sūduvos atsarginių žaidėjų suolelio, tačiau Vladimiras Čeburinas reikalauja ir iš savo atakos grandies žaidėjo, kad žaistų aktyviai. Ir Ridžino Sicilija. Figueiredo, jo smūgis ir tiesiai Ivanui Kardumui rankas. Na, tiesiog nepavyko. Gero smūgio atlikti Brazilui. Kardumas. Palaikydamas ir Džersonas Iviedo, gan aktyviai žaidžia ir Finkleris, ir Offenbacheris, taip kad kol kas... Sicilija prieš Baravį.